Labadiena, šis vasario 2 rytas turbūt vienas pačių šalčiausių, neatsitiktinai ir šios dienos spaudos konferencijoje, kurią transliuojame iš Šiaulių miesto savivaldybės, bus viena tema tiesiogiai su tuo susijusi. O iš viso apžvelgsime 6 temas. Pradėsime nuo informacijos apie paramą daugiabučiams, kurių savininkai nuspręs įsirengti priedangas. Tada kalbėsime apie tai, kaip sekasi užtikrinti centralizuotą šildymą, spaudžiant daugiau nei 20 laipsnių šalčiui. O kultūrinėje spaudos konferencijos dalyje organizatoriai pristatys valstybės atkūrimo dienos minėjimą, užgavėnių šventę Šiauliuose ir kitus renginius. Pradėkime nuo priedangų daugiabučiuose temos. Savivaldybės taryba pernai pritarė sprendimui skirti lėšų padėti gyventojams įsirengti priedangą savo daugiabučių rūsiuose. Apie šią paramą plačiau papasako Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis. Labadiena visiems. Tai kaip ir buvo minėta, tema yra aktuali, nes geopolitinė situacija, kaip jūs matote, tikrai įpareigoja savivaldybę imtis aktyvių veiksmų, kad būtų sudarytos sąlygos miesto gyventojams karinių veiksmų atvejais apsisaugoti nuo įvairių galimų grėsmių. Jau 2 metai savivaldybės pavaldžiose įstaigose, ar tai būtų darželiai, mokyklos, socialinės globos pastatai, yra įrenginėjamos priedangos, kad būtų užtikrinamos saugumo sąlygos tas įstaigas lankantiem vaikam, ar tai būtų darželinukai, ar tai būtų moksleiviai, ar tai būtų gaunantis socialinės paslaugas asmenys. Savivaldybės lygmenyje tas aktyvus darbas vyksta ir šiemet, ir manau, kad tarybai pritarus dėl 26 metų biudžeto irgi ta suma, kuri yra bus naudojama dėl savivaldybės pavaldžių įstaigų priedangų įrengimo ir toliau bus tęsiamas šitas darbas jau. Kita linkmė, ką mes dirbame, tai susitikimuose su verslo bendruomenė, taip pat mes atkreipiame dėmesį, kad ir mūsų įmonės, gamyklos, biurai, kurie taip pat, kuriuose dirba ir darbo metu dirba daug miesto gyventojų, taip pat irgi turėtų būti investuojama į priedangų sutvarkymą, nes matome, kad tai darbdaviai parodytų tą pozityvą jau savo darbuotojams, kad jiems rūpi šitų darbuotojų saugumas. Ir trečias segmentas, kurį mes matėme, kad visgi nevyksta taip aktyviai darbai, kaip galėtų vykti. Mes turime mieste virš 1000 daugiabučių namų, kuriuose irgi gyvena ženkli miestiečių dalis ir nemažai ir senjorų, kurie į darbus jau neina, yra savo butuose. Ten pat, tuose butuose taip pat yra labai svarbu, kad būtų sudarytos sąlygos irgi turėti priedangą, jeigu reikėtų dėl vienokių ir kitokių veiksmų apsisaugoti. Ir kaip buvo minėta, praeitų metų gruodžio 12 dieną miesto taryba ir priėmė sprendimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių namų pastatų pritaikymo minimaliems reikalavimams konkurso nuostatų, kuriuose ir yra numatyta prisidėjimas savivaldybės biudžeto lėšomis įrengiant priedangas daugiabučiuose namuose. Taigi mes labai kviečiame gyventojus domėti šitą temą, sekti mūsų miesto tinklalapį ir sekti tą informaciją, analizuoti sąlygas, kaip ir kokiais atvejais gyventojai galėtų gauti tą savivaldybės prisidėjimą įrengiant šitas priedangas. Taigi, jeigu trumpai dar vieną kitą komentarą
akcentą, kas čia per modelis ir kaip jisai turėtų ir galėtų veikti, tai pirmiausiai natūraliai kyla klausimas, kas galėtų teikti paraiškas ir gauti tokią paramą. Visi puikiai žinote, kad daugiabučius jie yra valdomi tokiais 3 modeliais. Tai pirma, įsteigta namų bendryja, kuri pati kaip savarankiškas juridinis asmuo tvarkosi ir priima visus reikalingus sprendimus. Tai vienas modelis ir bendryja gali tiesiogiai kreiptis. Kitas yra tai, kad yra daugiabučiai, kurie turi sudarė jungtinės veiklos sutartis. Taigi jungtinės veiklos sutartimi sudaryta įgaliotas asmuo taip pat gali kreiptis dėl paramos gavimo ir be abejo daugiabučių namų administratoriai tose vietose, kuriuose nėra įsteigta namų bendrijos. Taigi įvardinau tuos 3 subjektus, kurie gali kreiptis. Toliau, kokios dar yra sąlygos, kuriomis irgi turėtų pildyti tas sąlygas šitie subjektai mano įvardinti ir galėtų tą paramą gauti. Tai pirmiausiai, kad paraiškos padavimo dieną jie turi būti registruoti jau arba veikiantys netrumpiau kaip 1 metus. Tai tokių daugiabučių ir didžioji dalis ir yra, tiesiog mes atkreipėme dėmesį, kad visgi turi turėti tam tikrą statusą, turi turėti pareigą prieš valstybę vedant apskaitą jau savo jau ir galėtų ir valdyti tas lėšas, kurias irgi gautų iš savivaldybės. Kitas dalykas, šitie daugiabučiai turėtų būti įtraukti į priedangų sąrašą jau. Ir kas labai svarbu, kad visgi daugiabučių namų gyventojai turėtų priimti, užsiprotokoluoti tą sąlygą, kad name įrengta priedanga bus vieša priedanga. Nes jeigu mes skiriame lėšas, mes suprantame, kad norime, kad ta priedanga galėtų maksimaliai pasinaudoti ir patys to namo gyventojai, bet turėtų teisę jie pasinaudoti, sakykime, gatvėje užkluptas žmogus, jeigu kokia tai nelaimė yra. Taigi jie turi suprasti, kad mes investuojame į viešą priedangų statusą. Jau. Ir norint, kad būtų įtraukta, jeigu nėra įtraukta į sąrašą, jau tie subjektai turėtų užpildyti klausimyną, jau pateikti, kaip ir numatyta elektroninėme pašte, elektroniniu paštu visą šitą informaciją. Mūsų specialistai atvyks į vietą, įsiaiškins, kokia yra situacija, kiek ten galima realiai įsteigti priedangą jau ir tik tai jau įtraukus į priedangų sąrašą šitą daugiabutį, jis jau gali duoti paraišką, jau pildyti paraišką lėšų gavimui. Tai va čia tas teisinis santykis yra svarbus teisingai suprasti. Kitas labai svarbus momentas yra tai, kokios išlaidos, kokios tos sąnaudos galėtų būti kompensuojamos, jos tarybos nustatytoje tvarkoje, konkurso nuostatose labai aiškiai apibrėžtos, kad už šitas priemonės įdiegiamas galėtų būti skiriami balai ir per tai įvyktų lėšų kompensavimas. Ką atkreipiu dėmesį, kas labai svarbu įrengiant priedangas ir gaunant didžiausią balų skaičių, tai yra daugiabučiuose, kuriuose būtų galima įrengti 2 arba 3 įėjimą ir tai leistų saugiai naudoti šitą priedangą jau ir už šito sprendinio įgyvendinimą galėtų būti skiriama net 40 balų, o kai kiekvienas balas turi po vertę 100 eurų, tai matome,
4000 eurų jau galėtų būti skiriama šitos priemonės finansavimui. Toliau be abejo labai svarbu ir vėdinimo sistemos įrengimas, kuri irgi leistų apsistojus namo gyventojams Rusija turėti tam tikrą vėdinimo sistemą, kuri leistų ten pabūti reikalingą laiką. Kitas dalykas yra tai irgi autonominis elektros šaltinio įrengimas ir su generatoriumi. Šitai priemonės įrengimui irgi skiriama 25 balai, kurie irgi parodo, kad už 2500 tikrai galima nupirkti generatorių, galima padaryti minimalią autonominę šitą elektros tiekimo sistemą ir leistų jau tenkinti tuos būtinuosius minimalius reikalavimus priedangai. Be abejo, dar irgi svarbi priemonė tai yra, kad priedangai turėtų būti galimybės ją patekti ir riboto judumo asmenims. Visi irgi suprantame, kad riboto judumo asmenys, jie patys savarankiškai be pagalbos aplinkinių negalės patekti. Dėl to įrengimas reikalingų pandusų jau tai yra labai svarbi priemonė. Visos kitos priemonės, kaip ir medicinės pagalbos priemonės, įvairios kiti pagalbinės priemonės, kaip laužtuvai ir visa kita kastuvai, taip pat yra įvertinami balais, kurie leistų užtikrinti šitos priedangos tinkamą funkcionavimą. Ir šitas priemonės, kaip yra nurodyta tvarkoje, galima įgyvendyti per kelis etapus. Pirmiausiai galima, bet ne mažiau kaip 3 priemonės įgyvendinus, jau galima už jas gauti kompensaciją ir toliau įgyvendinti visas kitas priemonės. Ir dar vieną dalyką, ką noriu labai atkreipti dėmesį, žinodami, kokia yra realybė mūsų daugiabučių namų Rusiuose, tai irgi, jeigu daugiabutis įeina į šitą projektą, jau yra sąraše ir teikia paraišką ir nori kompensaciją gauti, natūraliai susidurs su problema, tai kaip mums pasidaryti praėjimus koridoriuose, kaip įsivalyti sandėliukus, kuriuose ten tikrai visko yra sukaupta. Taigi irgi miesto tarybos sprendime yra priimta labai svarbi nuostata, kad įėjęs į šitą projektą daugiabutis namas jau turėtų galimybę visas nereikalingas tas buitinės įvairias atliekas jau išvežti neatlygintinai, nes prie to daugiabučio būtų pastatytas konteineris, į kurį būtų galima dėti visas atliekas, kurios po to būtų išrūšiuojamos, sutvarkomos, jau kad visgi paskatinti, nes įrengti priedangą, kai yra sandėliukai užkišti įvairiais, sakykime, nereikalingais daiktais, mes puikiai suprantame, kad tokia priedanga tikrai neveiks, nes kaip ten bebūtų, tame sandėliukė vis tiek turėtų būti arba ten kokie tai suolai, arba ten kėdės kelios atsisėsti, kad visgi tą valandą kitą, kurią reikėtų pralaukti, galėtų gyventojai patogiai pralaukti ir tokiu būdu jau turėti efektyviai veikiančią priedangą. Tai va šita priemonė yra labai svarbi, kuri leistų jau visam daugiabučiam namui išsivalyti visas tas nereikalingas įvairias atliekas, kurios leistų atlaisvinti tą plotą, kuriame ir galėtų prisidengti, galėtų apsistoti to namo gyventojai. Irgi, kaip ir numatyta, tas projektas truks visus metus ir paraiškos paskutinės gali būti pateiktos iki einamų metų rugsėjo 30 dienos, kad mes galėtumėm patenkinę šitas paraiškas, kad užtektų dar 4 ketvirčio laiko tas priedangas įsivalyti ir
įsteigti jau ir apie paraiškas, kurios bus tenkinamos, irgi bus skelbiama miesto tinklalapyje ir, kas svarbiausia, kad kvietimas ir skelbimas apie konkursą taip pat yra skelbiamas internetinėje svetainėje jau nuo šios dienos. Taigi kviečiu lankytis mūsų svetainėje, susipažinti su informacija, jeigu reikalinga, tai yra skyriai, kurie miesto ūkio skyrius, kur vedėja yra Bružienė ir civilinės saugos poskyris, kur vedėjas yra Paulius Točkus. Šitie du vedėjai galėtų suteikti visą reikalingą informaciją ir labai kviečiu nebūti abejingiam, investuoti jau į jūsų pačių saugumą, tuo labiau, kad priemonės pačias minimaliausias finansuoja savivaldybė, bet niekas nedraudžia bendrijai pasidaryti ir didesnio patogumo priemonės, jeigu jie matys, kad yra reikalinga dar kažkokias priemonės įgyvendyti. Tačiau jie jau gali tą padaryti be abejo gyventojai savo lėšomis. Taigi kviečiu būti labai aktyviem ir pradėti tą mano įvardintą ir trečią projektą, kuris per paskutinius dėja 2 metus, kai mes aktyviai dirbame su priedangomis, aktyvumo tokio mes nesulaukėme. Tai tiek būtų informacijos. Dėkojame už informaciją, klausimų neturime. Ačiū direktoriui. Labadiena. Na, iš tiesų, ilgai trukantis šaltasis periodas, dėl to padidėjęs ir ženkliai padidėjęs šilumos energijos poreikis, tam tikrų iššūkių kelia visiems turbūt energetikams, bet mūsų bendrovės darbuotojams pavyksta patikimai ir saugiai tiekti šilumos energiją vartotojams. Sutrikimų dėl šaltojo periodo ir ypatingų šalčių nėra, įrengimai dirba patikimai, saugiai ir energija vartotojai aprūpinami kokybiškai ir patikimai. Kokie palyginimai dabar šilumos kiekiai reikalingi miestui ir jeigu lyginti su šių metų gruodžio mėnesio ar su ankstesniais metais? Taip, jeigu gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra buvo teigiama, siekia vidutiniškai 2 laipsniai plius, tai sausio mėnesį vidutinės paros oro temperatūros nebuvo užfiksuota. Vadinasi, energijos poreikis arba, sakysime, galia šilumos energijos gamybos yra ženkliai padidėjusi, turbūt apie 50% galbūt, ir šiuo metu siekia apie 160 MW galią. Tiek reikia bendroviai, kad vartotojai gautų energiją. Ar atsimenate, kada dar pastaruoju metu buvo įjungta tokia galia miestui? Turbūt 3 metų laikotarpyje tokios galios nebuvo užfiksuota, tai tikrai ženkliai, galbūt nepasakysiu labai ženkliai, bet be abejo tai yra maksimumas, kas per pastaruosius metus buvo užfiksuota. Ar turite rezervo galią? Be abejo, rezervo turime ir pakankamai šilumos šaltiniai paskaičiuoti ir, sakysime, suprojektuoti buvo skaičiuotinoms temperatūroms, kada ir vartotojų galios buvo didesnės, be abejo, didelį įtaką turi ir vartotojų būsto sutvarkymas. Tai, ką gyventojai investuoja, jau nekalbu apie renovuotus pastatus, bet apskritai jaučiasi, kad jie investuoja į savo būstą, gerina energinės charakteristikas, todėl ir mums be abejo yra lengviau užtikrinti kokybišką šildymą. Tai kaip supratau, iš jūsų avarijų kol kas? Tikrai ne, yra įprasta, tai yra, kas pas vartotojų sistemose įvyksta vienas kitas sutrikimas, jis be abejo operatyviai būna pašalintas, bet nutraukti šilumos energijos tiekimą ar riboti energijos tiekimą į būstus, į pastatus tikrai nereikėjo.
Nes čia matėm socialiniuose tinkluose žinutę Kauno šilumos vartotojams, kad nevartokit karšto vandens, nežinau, ką tai reiškia, ar čia taupumas. Tikėtina, tai buvo susiję daugiau su turbūt vandens tiekimo galėjo būti sutrikimai, kada šalto vandens tinkluose įvyksta avarijos. Na ir kitas dalykas, be abejo, gali būti, informacijos tokios neturime, bet yra numatyta ir visuose planuose, kada gali tekti riboti energijos tiekimą. Tai karšto vandens ribojimas arba prašymas pariboti, tai yra galbūt padeda daugiau šilumos tiekėjai, vadinkim, užtikrinti reikiamus parametrus ir reikiamą galią. Kūro problemos ar tikėtinos, ar gali būti, ar esate pasiruošę ilgesniam laikotarpiui? Na, esam sudarę kontraktus ir ilgalaikius kontraktus ir biokuro tiekimui. Biokuro tiekimo sutrikimų nėra, kuras vežamas ir toliau, reiškia, energijos gamybos šaltiniai aprūpinami biokuru, na, o gamtinėmis dujomis taip pat ribojimų kol kas jokių nėra. Be abejo, turime ir rezervinį kurą, ką teisės aktai reglamentuoja, tai tikimės, kad šilumos vartotojai tikrai gaus paslaugą tokią, kokią privalo energetikai tiekti. Čia buvo diskusijos dėl to rezervinio kuro, kuris yra mazutas, ar ne, naudojimo, nenaudojimo, bet čia ko gero tik ekstremaliai situacijai. Taip yra numatyta ir Šiaulių Energija privaloma kiekį sukaupti jį turi, bet poreikio naudoti nėra. Ar tai, kad neturim avarijų šilumos trasose, reiškia, kad būklė tikrai pakankamai nebloga visame mieste, jeigu viso miesto kontekstą žiūrint? Na, šilumos tiekimo sistema yra, sakysime, pakankamai sudėtingas renginys ir Šiaulių Energija periodiškai investuoja į atnaujinimą tinklų. Kiekvienais metais investicijos daromas ir į magistralinius šilumos tiekimo tinklus, kas būtent svarbiausia patikimų užtikrinimui, į kvartalus ir kiekvienais metais atliekami privalomieji bandymai, išaiškinamės silpniausios vietos tinklų ir būtent į tas vietas, kur bandymai parodo, kad tinklai yra prastesnės būklės, patenkinamos būklės, daromos investicijos ir sutrikimų pavyksta išvengti. Jeigu jau taip nutiktų, kad namas rajonas būtų, sakykime, atkirstas nuo šilumos centralizuoto tiekimo, ar turite galimybę užtikrinti kažkokiam kitokiam priemonėm tą šildymą? Taip, į patikimumą tikrai kreipiame didžiulį dėmesį. Turime ir rezervinę katilinę, mobilią katilinę, kurią į tam tikrą mikrorajoną įvykus sutrikimui galima būtų į sutrikimą lokalizuoti ir aprūpinti mobiliąją katilinę. Ar turit ir to rezervinio biokuro, ar šiek tiek sandėliuojate bendrovės teritorijoje ir paskui kitas tiekiamas? Sistema yra tokia, kad mes ilgalaikių sandėlių neturime šiai dienai, viskas užtikrinama, tiekėjų turime turbūt daugiau negu 10, tai tokiu būdu, būtent jeigu jau vienam tiekėjui sutrikus, vadinkime, tai grandiniai, tai aprūpina kiti, na ir tas bendradarbiavimas su šilumos tiekėjais leidžia įrengimams dirbti nepertraukiamų režimų ir tokia galia, kokia yra nustatyta. Ar dabar biokuro pajėgumai jau dirba pilna galia? Taip, biokuro pajėgumai išnaudojama 100% ir trūkstama reikiama galia pasiekiama kitų kurų gamtinėmis dujomis. Ačiū Jums. Na, o mes dabar keliausime prie jau kultūrinės spaudos konferencijos dalies. Ir pradžioje kalbėsime apie Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtus renginius. Ir čia į priekį kviečiu Šiaulių kultūros centro renginių organizatorę Ritą Šimkienę. Labadiena. Sveiki, gyvi visi. Tai vasario 16 dieną minime
minėsime vieną svarbiausių Lietuvos istorijos datų - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Ir šventinę dieną Saulės mieste lydės prasmingi, laisvės idėją įprasminantys renginiai, kviečiantys susitelkti bendrystei, istoriniai atminčiai ir žinoma kultūriniam dialogui. Vasario 16 rytą 11 val. Šiaulių šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje bus aukojamos šventos mišios. Po mišių 12 val. Šventiniai renginiai persikels į Prisikėlimo aikštę, kur vyks iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Programoje Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija ir teatralizuota muzikinė programa Signatarai ir vertybių pamatai, primenanti ne tik istorinius faktus, bet ir vertybės, ant kurių buvo statoma Lietuvos valstybė. Šiemet trispalvę kels vaistininkė, miesto garbės pilietė Almyra Girdenienė. Renginyje dalyvaus Šiaulių pučiamųjų orkestras, meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga, Živilė Gedvilaitė Sitnikienė, Gintas Gascevičius, aktoriai Tomas Montvila, Aidas Matutis, Remigijus Pelenis, Dalius Jančiauskas. Šventinė diena tęsis ir 13 val. 30 min. Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai, kur vyks koncertas Kelionė su Lietuvos laisve. Muzikinėje programoje skambės klasikinės ir folklorinės muzikos dermė, atskleidžianti laisvės temą per skirtingas epochas ir muzikinės formas. Koncerte dalyvaus solistai, fortepijono virtuozė ir folkloro ansamblis. Organizatoriai nori atkreipti dėmesį, jog įėjimas su nemokamais kvietimais. 15 val. Šiaulių kultūros centro didžiojoje koncertų salėje žiūrovai bus kviečiami į koncertą Tėvynės spalvos. Scenoje pasirodys Šiaulių kultūros centro ir miesto ugdymo įstaigų vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvai, simboliškai sujungiantis į vieną bendrą laisvės šokį. Organizatoriai taip pat nori atkreipti dėmesį, jog į koncertą įėjimas su nemokamais kvietimais. Ir šventinę dieną nuo 10 iki 12 val. Šiaulių miesto 12 ir 21 maršrutų autobusuose vyks literatūrinė meninė akcija Nepriklausomybės maršrutai. Keliaujančius miesto autobusais lydės lietuvių autorių poeziją, kurią skaitys Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai, kviesdami patirti vasario 16-ąją netikėtoje, kasdienėje, bet prasmingoje erdvėje. Ir švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną bus žinoma galima ir kitose Šiaulių miesto įstaigų bei organizacijų renginiuose. Saulės miesto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, paskaita, taip pat nemokamas Šiaulių aušros muziejaus padalinių bei žinoma ir Šiaulių dailės galerijos ekspozicijų lankymas. O nuo 12 iki 15:30 duris atvers ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejus, kviečiantys aplankyti parodą Šiaulių gimnazijos auklėtiniai vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai. O vasario 12 dieną, nuo vasario 12 dienos Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai atidaro Antano Martinaičio tapybos parodą, tad maloniai kviečiame apsilankyti. Kaip matome, renginių tikrai yra suplanuota labai daug, tai kad nepasimesti visoje šioje gausybėje, tiesiog kviečiame rasti visą programą Šiaulių miesto savivaldybės ir žinoma Šiaulių kultūros centro interneto svetainėse. Tai Lietuvos gimtadienį kviečiame švęsti kartu. Dėkojame už pristatymą. Kaip jau buvo minėta, iš tikrųjų labai daug renginių, taigi ir organizatoriai skirtingi jų, ačiū. Vasario 16 bus skirtas ir koncertas Mūsų namai, kuris vyks koncertinėje įstaigoje Saulė. Apie jį papasakos koncertinės įstaigos pučiamųjų orkestro meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis bei Saulės kultūrinės veiklos vadybininkė Gretė Každailytė. Gretė dar papasakos ir apie kitus koncertinės įstaigos renginius, kurie vyks artimiausiu metu, pačius svarbiausius. Tai laba diena visiems.
dar truputį prieš Sigitą užbėgsiu už akių ir iš tikrųjų noriu labai pasidžiaugti ir pasididžiuoti ir pristatyti naująjį koncertinės įstaigos Saulė sezoną, koncertinį sezoną, kuris jau startuoja šį šeštadienį, vasario 7 dieną. Šiais metais mes susikūrėme tokią grotažymę, tokį šūkį, tai Šiauliai groja. Žinoma, mūsų įstaigoje 3 profesionalūs kolektyvai, tai žinoma, kad iš mūsų pusės Šiauliai groja, bet tas žodis groja reiškia ne tik tiesioginę funkciją groti instrumentų, bet tą groja, ar ne, reiškia, man patinka, man tinka, man įdomu, man reikalinga, tai vat būtent mes naudodami tokių žodžių žaismą bandome šiais metais tos Šiaulius sugroti. Taigi sezonas iš tikrųjų nusimato labai didelis ir artimiausius 2 mėnesius mes startuojame su visų kolektyvų koncertais, tai reiškia tiek Šiaulių Big Bando, tiek Šiaulių pučiamųjų orkestro, tiek Kamerato Soliaris simfoninio orkestro koncertais. Tai aš labai trumpai pažymėsiu tuos svarbiausius koncertus. Tai kaip ir minėjau, vasario 7 dieną startuojame su Šiaulių Big Bandu, jaunimui subalansuota programa, bet žinoma tinkanti ir visiems. 2 nuostabios populiarios atlikėjos, tai Goja, Marija Grabštaitė, galbūt kitiems žinoma, taip pat Beatrič, sukūrusi pasaulinį hitą Uėda Superstar, tai jinai bus vakaro svečias pas mus 17 val. Tikrai visų laukiame. Bilietai gal ir nėra labai pigus, 25 €, bet žinoma, seniorams, neįgaliesiems, moksleiviams, studentams yra taikoma minus 50% nuolaida. Tai būtent Šiaulių Big Bandas startuoja mūsų sezone, tada 16 vasario, švęsdami Lietuvos gimtadienį, kaip tik Sigitas Vaičiulionis truputį vėliau papasakos plačiau apie šitą didžiulę šventę, kurią mes organizuojame. Tai va, antrasis koncertas, kuriame galėtumėte išvysti pučiamųjų orkestrą sezoną. Ir vasario 20-21 mes sulaukėme išties pasaulinio pianisto, žvaigždės Bernardo Ruchti, kuris ne tik parodė savo koncertinę programą, bet ir mūsų miesto moksleiviams, kaip sakant, dovanos savo meistriškumo kursus. Tai, o 21 dieną, žinoma, bus koncertas. Bilietų kainą dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet vėlgi galioja tos pačios nuolaidos. Kovo mėnesį taip pat turime visų 3 kolektyvų koncertus, tai ir atkūrimo dieną Big Bandas minės su Lina Rastokaitė, Jokūbu Bareikiu, taip pat vėlgi Sigitas Vaičiulionis seniorams skirtą koncertą Povilo Višinskio bibliotekos salėje dovanos, ar ne, Lietuvaitė irgi bus subalansuotas seniorams, bet tinkantis visiems. Ir dar vieną gražų koncertą kovo 8 dieną dovanos, tai simfoninis orkestras su nuostabia vokaliste, su viena geriausių pedagogių vokalo Lietuvoje, tai Simona Jakubėnaitė, ir būtent pristatys savo kūrybos albumą. Tai toks yra didelis kąsnis mūsų naujojo sezono, Šiauliai groja. Mes labai džiaugiamės ir prašome visų ateiti pas mus, skleisti šią žinią, nes iš tikrųjų mūsų visas kolektyvas deda visas pastangas atšviežinti savo programas, pritaikyti jas kiekvienam ir žinoma, taip labai gražiai paminėti savo miesto 790 jubiliejų. Platesnė informacija apie renginius, apie mūsų tolimesnius planus, žinoma, www.saulė.lt ir kitose mūsų platformose. Iš tikrųjų daug planų, galėčiau pasakoti labai daug, bet eigoje viską ir sužinosime plačiau, o iš tikrųjų artėja labai didelė šventė, kurią organizuoja, kuruoja maestras Sigitas Vaičiulionis, tai manau, kad galite atskleisti kortas ir papasakoti, kaip smagiai mes švęsime šią dieną. Ačiū, Greta labai daug susakė. Reikia taip trumpam sustabdyti tempą, kad ramiau įsisąmonintų klausytojai, kas čia vyksta. Jubiliejiniai metai, šiaip tai 7-90 Šiauliam, o Šiaulių pučiamųjų orkestrų 60. Rudenį švęsime. Kartu su truputį vėliau negu miesto bus pagrindinė šventė, bus orkestro jubiliejus. O dabar vasario 16, visada darant
galvojant, kokią čia programą parengti, su kuo, su kokiais atlikėjais ir svarbiausia, koks tikslas tos programos. Tai visada sudėtingiausia yra tas iškilmingas koncertus rengti. Nesinori, kad tai būtų toks, kaip rinkimai į Seimą. Kažką pažadi, o paskui to ir nėra. Tokia pompastika, kuri visiems jau nusibodusi. Tai pagalvojam, kad tas vasario 16 turėtų būti jautriai taip priimta kaip savo šventė, kaip namuose. Namuosegi mes darom šventę, susirenka giminės. Tai tokia šventė ir sumastėme, kad tai nebūtų pompastika, bet visa šventė atspindėtų Šiaulių gyvenimą. Kaip mes gyvenom sąryšyje su to, kad įvyko Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas. Tai ką tas davė Šiauliam, nes gyvenam Šiauliuose mieste. Vilnius gerai, Vilnius savo gyvenimą turi. Mes norisi pažymėti būtent tai, kas buvo Šiauliuose. Aktoriai Vladas Baranauskas, Jūratė Leviskaitė papasakos tos istorinius momentus ar šiuolaikinius momentus mūsų gyvenimo. O muzikinė dalis bus įdomi dar tuo, kad šalia solisto, o mes visada kviečiam buvusius šiauliečius Adrianą Balsytę ir Juozas Janužas, šalia pučiamųjų orkestro bus daugybė jaunimo. Koks miestas be vaikų, be jaunimo, čia miestas be ateities, už tai norisi ir tame koncerte, kad matytume sceną jaunus žmonės. Todėl pasikvietėme Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos Jovarėlį liaudies muzikos ansamblį, kuriam vadovauja daug metų jau Regina Vaišnorienė. Ir garsų į mūsų Šiaulius pasaulį atstovaujantį liaudies vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblį Šeltinės, Romalda Laugalio vadovaujama. Taigi scenoje bus pilna jaunimo, klegesio, šokis, muzika, žodis, toks, betarpiškas derinys. Ir visa tai bus apie Šiaulius ir koncerto gale bus dovana Šiaulių miesto gimtadieniui, specialiai sukurta daina Šiauliai, Saulės miestas Šiauliai, kurį sukūrė mūsų prašymų pagal užsakymą kompozitorius Jaroslavas Cechanovičius, pagal Viliaus Purono žodžius, kaip nekeistų. Vilius Puronas parašė gražius žodžius. Tai tikrai labai simpatiška daina, ar jinai paplis toliau, bus matyti gyvenime, bet būtent taip pasibaigs koncertas. Tikimės, kad žmonės ateis, pasiklausys ir bus patenkinti tokiu maloniu koncertu. Manau, Sigitai, jie tikrai ateis. Dar pridursiu, kad iš tikrųjų minime ir kanklių metus, ar ne, šiais metais. Tai mums labai didžiulė garbė turėti pas save tiek Reginą Vaišnorienę, tiek Reginą Marozienę ir jų visą kuruojamą kanklių tą pasaulį, ar ne? Tuo labiau, kad jie ir Lietuvoje vaikų ir moksleivių šventė bus, dainų šventė, tai visą tai kažkaip gyvenimiškai susisiriš labai patogiai. Ir šiaip koncertą manau, kad tikrai atėjo žmonės, nes jis yra nemokamas, įėjimas laisvas. Tai kas pirmesnis, tas gudresnis, nors mes ir pernai jau bandėme šitą daryti, kad nemokamai būtent ir laisvai leidinėti žiūrovus, tai tikrai sutilpome, tai nesidrovėkite, ateikite. Visi atėjo tilpo. Visi atėjo tilpo, jo. Gal šiais metais ir sunkiau, bet sutilpsim kaip nors. Dėkojom už pristatymą, lauksim visų šiauliečių renginiuose, tame taip pat ir koncertinė įstaiga Saulė. Na ir apie trečią dar iniciatyvą pakalbėsim skirtą valstybės atkūrimo dienai. Asociacijos visuomeninės iniciatyvos pirmininkas Vytautas Kabaila papasakos, kągi organizuoja Pietinio rajono bendruomenė. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Aš jums pristatysiu vasario 16-osios renginį, kuris tikriausiai Šiauliuose prasideda pirmiausia 9:30 ryto. Nes kada saulutė dar tik pateka ir mes jau pietiniame rajone Lieporiuose pirmieji pradedame švęsti vasario 16-ąją. Ir
Tai renginys jau, kuris vyksta jau 5-6 metai, jis vyksta Signatarų alėjoje ir vadinasi vasario 16-osios ryto šventinė eisena. Ir į mūsų eiseną iš pradžių daugiausia rinkosi vietiniai gyventojai, daugiau senjorai, o jau paskutiniai 2-3 metai priguža tikrai didžiulis gausus būrys jaunimo ir net tėvelių su mažais vaikučiais. Tai praėję metai buvo tiesiog įspūdingi ir šiais metais lygiai taip pat mes, kadangi šitą renginį organizuojame 2 organizacijos, Lieporių bendruomenės centras ir asociacija visuomeninės iniciatyvos, taip jau pradėjo, tokia tradicija yra. O po to turim daug pagalbininkų ir labai mums padeda Gegužių progimnazija, Lieporių gimnazija, Saulėtekio gimnazija ir kaip nekeista, vaikų darželis, lopšelis, gintarėlis. Tiek mažučiukų suguža pas mus šventę ir taip spalvotai, įspūdingai jie apsirengia ir pasipuošia ir su tokia gražia atributika, kad, tiesiog labai labai įspūdingas renginys. Taip pat ir turėsime mūsų 2 svečius, tai yra profesorių istoriką Arūną Gumuliauską ir pirmąjį Šiaulių miesto tarybos pirmininką Joną Tručinską. Po to dar keletą žodelių tars mūsų vietiniai šviesuoliai. Renginys stengiamės, kad būtų nepolitizuotas, o aišku, politikai visi mielai gali dalyvauti ir kviečiami yra, bet tai yra bendruomeninis, visuomeninis renginys. Ir šiais metais jis, kaip ir visada, prasidės 9:30 nuo Signatarų alėjos, kaip nekeista, ne nuo pradžios, o nuo pabaigos. Tai yra nuo Grinkevičiaus Lieporių gatvės sankryžos ir sustosime. Pirmasis stabtelėjimas bus prie vasario 16-osios signatarų lentelių, ten ir Lietuvos himną sugiedosim. Po to stabtelėsim prie kovo 11-osios signatarų lentelių, jiems taip pat atiduosim pagarbą. Ir po to Grinkevičiaus statybininkų gatvė, kur prasideda Lieporių parkas, ten bus mūsų baigiamoji dalis. Renginys truks kažkur maždaug 1 valandėlę. Ir kas galėsit, pietinio rajono gyventojai, kiti šiauliečiai, jeigu ir svečių bus, visus mielai kviečiame, visų labai lauksime ir labai džiaugsimės, kas atvyksite. Ačiū labai, iki susitikimo. Dėkuoju už pristatymą. Tiek šiek tiek spaudos konferencijoje apie valstybės atkūrimo dienos renginius. Na, o spaudos konferenciją užbaigsime linksma irgi dviguba tema. Kalbėsime apie užgavėnes, kurios vyks jau po 2 savaičių, vasario 17. Pradžioje apie renginius mieste papasako Šiaulių kultūros centro renginių organizatorė Rita Šimkienė. Ir matau, jinai ateina ne viena, bet antrojo pašnekovo nedrįsčiau dar įvardinti. Tikriausiai Rita jį pati pristatys. Taip, sėskis. Dabar dar nieko nesakyk, gerai? Taip, vasaris tikrai yra gausus renginių ir kaip žinia, užgavėnę švenčiame juk vasarį, teisingai. Na, o užgavėnės lietuvių tradicijoje žymi virsmą tarp besitraukiančio žiemos ir artėjančio pavasario. O kasgi kviesta pavasarį, jeigu ne pats didžiausias, gražiausias, kūdžiausias, galėčiau pasakyti, pavasario šauklys, tai kanapinis. Nu, žinokit, žiemą, mokėjai ateiti, mokėk ir išeiti, nu man jau va iki čia to žiemos, iki kaklo tas sniega atsibodo. Ir mes su kolege sugalvojom tokį planą. Žiauriai gerą ir tikrai išvarysim tą žiemą. Ir plačiau Rita tikrai papasakos. Papasakosiu, duok 5 kanapinę. Labai gerai.
galima sakyti, kad ledus pralaužėm. Tai pavasarį kviesti jau tikrai laikas ir užgavėnių nuotaika Šiauliuose pradės sklisti jau vasario 6 dieną, kai Kaštonų alėjoje nusidrieks 9 kartą rengiama paroda konkursas Baisiai graži Morė. Ši iniciatyva kasmet subūrė miesto bendruomenę, ugdymo įstaigas, organizacijas, įmonės ir visus kūrybingus šiauliečius, prisidedančius prie tradicijų puoselėjimo bei šventės gyvybingumo. Na, o šiemet parodoje bus eksponuojamos net 33 morės. Didelis kiekis, tikrai. Jos sukurtos tiek pirmą kartą dalyvaujančių kūrėjų, tiek ilgametę patirtį turinčių šios tradicijos puoselėtojų. O lankytojai iki vasario 17 dienos bus kviečiami balsuoti už labiausiai patikusią morę Šiaulių kultūros centro socialinio tinklo Facebook paskyroje, spaudžiant patinka. O daugiausia palaikomo sulaukusių morių kūrėjai bus apdovanoti rėmėjų įsteigtais prizais. Vasario 17 dieną, 17:30 min. Prasidės pagrindinė renginio dalis – spalvinga persirengėlių eisena, kviesinti miestiečius ir žinoma miesto svečius įsilieti į triukšmingą šventinį šurmulį drauge su kaukėtais personažais, tai su velniais, su raganomis arba su kitomis mitinėmis būtybėmis, bei visiems kartu padėti išlydėti morės. O dabar šiek tiek apie procesiją. Procesija pajudės nuo Kaštonų alėjos, keliaus Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaru, vasario 16 gatve, nuo Vilniaus gatvės iki Aušros alėjos ir Aušros taku, kol pasieksime Talkšos ežero pakrantę. Žodžiu, visi susirenkėme kada ir kur? Kaštonų alėjoje, taip? Kaštonų alėjoje. Ir mes jūs nusivesim. Bus paprasčiau. Tikrai taip. O 18 val. Prie Geležinės lapės morių išlydėtuvių procesijos dalyvių, šiauliečių ir miesto svečių lauks linksma vakaronė. Čia bus paskelbti parodos konkurso Baisiai graži morė rinkimų rezultatai ir apdovanoti nugalėtojai. Žinoma, netrūks ir šokių, netrūks dainų, netrūks įvairių žaidimų, kurie tikrai išjudins ir mažus, ir suaugusius. O muzikinę programą dovano Šiaulių kultūros centro folkloro ansambliai Salduvė, meno vadovas Darius Daknys ir Vijolė, meno vadovas Arūnas Stankus. Taip pat Šiaulių dainų muzikos mokyklos vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis Vieversėlis, vadovas Arūnas Stankus, bei Šiaulių Jovaro progimnazijos ir Didžvario gimnazijos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblis Šiltinis, vadovai Violeta ir Romualdas Laugaliai, Greta Petrauskė, Germanas Urbonavičius. Atmosferai kaitus vyks kas? Pati svarbiausia, manau, čia akcentas, ar taip kanapinė? Lašininio ir kanapinio dvikova. O vakaro kulminacija taps parodos konkurso Baisiai graži morė nugalėtojos sudeginimas. Archaiškas ritualas simbolizuojantis žiemos išvarimą ir pavasario kvietimą. O su kitomis morėmis bus labai garbingai atsisveikinta. Tiesiog palydama į dausas. Ir žinoma, visa šventės programa, visa žemėlapis, kas, kur, kada ir kur mes renkamės, galima bus rasti Šiaulių kultūros centro interneto svetainėje. Bet prie viso to dar labai norim padėkoti šventės rėmėjams. Tai UAB Rūta, UAB Šiaulių Iniusta, Akropolio ledas, Vaikystės miestas. Taip pat informaciniams rėmėjams Medijų grupė ETA Plus, Miesto naujienos ir OVEX. Labai visų lauksim. Laukiam. Iki susitikimo, varom tą žiemą. Ačiū už nuotaikingą pristatymą. Iš tikrųjų jau labai linksma klausytis jūsų vien programos pristatymą, bet bus dar linksmiau, nes dar ir Aušros muziejus tradiciškai varys žiemą iš kiemo, kad jau būtų garantuotai. Taigi kviečiam Šiaulių Aušros muziejaus etnografijos skyriaus vedėją Sigitą Milvidienę. Papasakokite, o kasgi vyks Žaliūkių Malūnininko sodyboje ir kada? Sveiki, gyvi. Sveiki. Gaila, kad nesusiderinome, nes turėčiau pagal visą scenarijų pasisodinti šalia savęs Lašininį, bet Lašininis dar ėda lašinius ir pasirodys Žaliūkių Malūnininko sodyboje tik tai vasario 17 dieną
16 valandą. Taip nuotaikingai pristatė kultūros centras programą ir tai puiku, kai kalendorinių švenčių tradicijos yra įsilieja į miesto gimtadienio, jubiliejinių metų renginius, kai visi šiauliečiai kviečiami prie Geležinės lapės ar į Kaštonų alėją dalyvauti konkursuose, bet turime tą puikią tradiciją ir Žaliūkių malūnininko sodyboje kalendorinius metus pradėti užgavėnėmis, baigti vėlų rudenį kitomis kalendorinėmis šventėmis. Ir tas kalendorinių švenčių paradas Žaliūkių malūnininko sodyboje tai nėra tik paradas ir demonstracija. Tai yra gyvų tradicijų perteikimas ir išlaikymas. Tik 20 amžiaus pirmoje pusėje užgavėnės atėjo į miestus. Tai daugiau buvo visą laiką kaimiška šventė, valstietiška šventė, ko gero taip ir išlikusi mūsų tradicijoje dėl to, kad paprasti žmonės kaimuose lankė vieni kitus ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsime į Šiaulių geografiją, tai Žaliūkių malūnininko sodyba, nors ir apsupta dabartinių šiuolaikinių modernių mikrorajonų, vis dėlto tai yra medinės architektūros pavyzdys ir ta kaimiška sala visoje Šiaulių miesto architektūroje. Taigi prie tos tradicinės architektūros dera ir tradiciniai papročiai. Ir mes be didelio triukšmo ir didelės pompastikos kiekvienais metais švenčiame užgavėnės, bandydami išlaikyti tuos pagrindinius kalendorinių švenčių akcentus, bendruomeniškumo pojūtį, saugodami, kviesdami ne tik pietinio rajono, bet ir miesto, aišku, gyventojus. Tačiau labiausiai akcentuodami tai, kad žiemą tikrai reikia išvaryti, visi matome tai, ir kad tiems, kuriems toli nuvykti iki miesto centro, tai tikrai gali pas mus pasisvečiuoti vasario 17 dieną. Turėsime visus pagrindinius akcentus ir muziką, ir šokius, ir persirengėlius, ir lašininį, ir kanapinį, ir jų kovą, ir morę muziejininkų padaryta kiekvienais metais vis gražesnė ir įspūdingesnė, ir liaudiška tuo pačiu. Tai mes taip pat palydėsime į Dausas ir aplink esančius ir Lieporių bendruomenės centro, viso pietinio rajono, ir Žaliūkių bendruomenė, ir Malūno parko bendryje esančia čia pat už Žaliūkių malūnininko sodybos tvoros. Kviečiame apsilankyti ne tik vidurvasarį, kai šilta ir malonu, bet ir per užgavėnes. Šilumas kleis ne tik laužas, bet ir mūsų gaspadinės, kurios visus atvykusios pavaišins gardžiais tradiciniais blynais, o muzika ir gera nuotaika, jaunatviška energija šventės pradžioje pakeliui į mieste vykstantį renginį dovanos Šiaulių dainų muzikos mokyklos jaunimo folkloro ansamblis Vieversėlis kartu su vadovu Arūnu Stankumi. Taip pat gyvųjų tradicijų puoselėtojai, bendruomenės Kelmės bočiai, kapela Naktigonė, kuriai vadovauja nenuilstantis muzikantas Antanas Pažarauskas, ir taip pat iš Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro žada pas mus atvykti folkloro ansambliai
Nesenstanti širdimi ir Margulis, kurie taip pat yra išlaikę gyvąją muzikavimo, pokštavimo ir lankymo per užgavėnės tradiciją. Taigi kviečiame visus, laukiame visų nuo pat 16 valandos, kai uždegsime laužą, iki pat 17:30, kai palydėsime Morę į Dausas. Kviečiame pabūti, susiburti ir pasijusti visiems kaip vienai gražiai bendruomeniai, kuriai tikiu pavyks šiek tiek tą žiemą iš mūsų išvyti. Taip, po šio ryto šalto tikrai matosi, kad tą žiemą labai norėtųsi daugam išvyti. Ačiū už pristatymą. Viskas vyks po 2 savaičių su trupučiu. Paminėjus valstybės dieną, iškart kitą dieną, vasario 17, galėsime švęsti užgavėnes. Taigi ruošiamės šventėms, nesušalkite, nesirkite ir susitiksime vasario 16-17 dienomis. Iki.